sąžinė, atsakingumas ir drąsa bei protas yra tai, kas išves Vilnių į šviesią ateitį. Artūras Zuokas. Norėčiau paklausti Remigijaus Šimašiaus, kuris labai dažnai kalba apie oligarchinės struktūras ir ypač būsto administravimo srityje, kas ir kokia įmonė konkrečiai administruoja pastatą, kuriame jisai pats gyvena. Tai man atsakyti? Pona Zuokai, Jeigu sąžininkas ir drąsus, Pona Zuokai, jeigu jūs uždavėte klausimą, tai aš tiesą sakant norėčiau jums pasakyti, kad man svarbiau, kaip kandidatų į merus, kas administruoja Vilniečių, daugiabučių namų gyventojų būstus. Ir 2/3 būstų yra administruojami administratoriaus, kurį jūs nuleidžiate iš viršaus be jokio pasirinkimo galimybės. Artūras Zuokas. Ir būtent dėl to kainos yra didelės, kokybė yra prasta. Artūras Zuokas, prašau. Tai Remigijau, kalbant apie drąsą ir apie sąžinę, tai reikia taip elgtis. Aš turiu kaip tik gavęs laišką iš jūsų kaimynės, kuri nustebusi, kaip jūs kalbate prieš monopoliją būsto administravimo srityje, o tačiau jinai rašo, kad būtent jūs liepiate ir siekiate, kad būtų pasirinkta Ikoro grupės įmonė, kuri administruotų pastatą, nes vertinat jos darbo kokybę. Tai bent jau nemeluokit ir nevedmaniaukit prie savo rinkėjus, nes tai yra nei sąžininga, nei drąsu. Ponas Zuokai. Paplosim teatre, taip. Ponas Zuokai, jūs apie šitos dalykus melavote šiandien iš ryto žinių radijoje, meluojate šį vakarą Lietuvos televizijoje. Turėtumėte turėti gėdos, iš tikrųjų Vilniuje reikia naujo požiūrio. Melu pagristas valdymas veda į niekur. 5 Aš sekundės. jums galiu parodyti laišką, be abejonės nenorėčiau, kad būtų paskelbta pavardė kaimyno ar kaimynės, šiuo atveju pono Šimašiaus, nes jis tai pradės kerštauti. Tai aš jums Gerai, galiu parodyti, žurnalistika, kas baigėt meluoja. saugot šaltinį. Gerai, Gintautas